Labą dieną. Jaunosios dienos. Žmogaus atmintis išsaugo praeitį. Atrodo, nulėkė, nuskrydo lyg margi paukščiai metų virtinės. Bet ne, ateina laikas ir vėl, tarsi nerami dvasia, praeitis atgimsta, vėl ataidi iš glūdumos buvę metai. Sulauki žylės ir nepajunti, kaip dairaisi atgal į takelius ir vieškelius, kur mažo beginėta, kur skaudžiai grumtasi su pirmosiomis kliūtimis. Jausta karti širdperša ir laimė temdė nesėkmių, ledokšniai nuoskaudų dažnai kilusių iš nepatirties. Kartis. Viskas vėl priartėja, tik jau be juodumos, pridengta švelniu romantikos šydeliu, pagražinta, laiko nuglūdinta, lyg bangų mūšos akmenėlis. Ir praeitis atrodo savaip graži, rodos ir vargo nebuvo, ir skausmas netemdė akių. Praeitį išsaugo atmintis ir juo artėji prie tos ribos, tuo labiau jį atgyja. Vaizdais, kas matyta, patirta, gyventa, virpa skleidžiasi prieš akis ir masina. Juk tai tavo gyvenimas, tavo vargai, tavo liūdesys ir džiaugsmas. Ir žvalgaisi atgalios, prikeldamas faktus ir įvykius užrašytus sąmonėje, neišdildytus laiko. Ir Julija Benešvičiūtė Žimantienė, persiritus per 70, turėdama gyvenimo patirtį ir garsų, vardą paėmė plunksną ir paprastam bloknote užrašė: Mano tėvas Antanas Beniuševičė, bajoras, motina Julijana Cipuraitė, 4302. Ir sujudėjo ranka ir surubuliavo vaizdai, lyg gyvi stojusi vaikystės metai. Bukantiškė, prašiau bukantė.